Šiaip šaltų labai važiuoti, bet, pečiuko nėra, stiklų aišku nėra. Ne taip lengvai montuosi, kaip pasirodė, ne? Krešinamas mašinos. Tiesiog buvo galbūt logiškas sprendimas nesukišti tiek darbo valandų, bet čia vat mūsų yra tas, kiek planuojam visą laiką, jau trečias bildas. Kitą dieną aš gaunu fotkę, kur nėra nieko salone. Ne, šiaip galiu visiems pasakyti, nesutvertas šitiem darbam žmogus. O vairas nepristos varžtas, mėtos pirščiukais greitai sukau. Tai ką, bičiuliai gezatoriai, sveikinamės jau turbūt trečią kartą su jumis ir mūsų projektukas E90-325 kapas juda tolyn. Per tas kelias savaitės padirbėjom tikrai neblogai, nuveikta žiauriai daug darbų ir visi darbai šį kartą jau darbus kėlėme į saloną. Buvome, aš nežinau, netgi auto šaltkalvių kažkokiu ten, nežinau net specialybę pavadinti, čia būtų, jeigu būtume statybininkai, būtume turbūt kažkaip... Auto dailidės. Jo, auto dailidės, apdailininkai ar kažkas panašaus. Visas projektas buvo dabar viduje. Saugos lankus mes turime, jau buvo minėję, kad mes turime nupirkę jau surenkamus, ispaniškus, jie yra iš kelių dalių, montuojami į mašiną. Ne taip lengvai montuosi, kaip pasirodė, ne? Apie montavimą irgi, tai tuoj daeisime. Tai iš pradžių turbūt pradėkime nuo to, kad planas A buvo tas, kad viską darom pigiai, tai yra nuimam visas malas, gumas, viskas ko nereikia, visus plėjimus užpruškiam su balionėliu, lankus sudedam ir mašiną paleidžiam, ne? Tai yra už 20 eurų. Nu, gal 20 eurų nebūtų gavęsi, bet idėja yra tokia, kad šitas reiskaras yra kapinis, ne? Kapas yra ta klasė, kur jinai dūštanti, jinai yra, tu negali tiek skirti, tu ne su Porsche važiuoji, kaip bebūtų, tai yra krešinamas mašinos, jos daugiau gal ir mokymasi, treniravimui įsiskirtos, jos, kitokia šiek tiek paskirtis tos mašinos, ne? Ir tiesiog buvo galbūt logiškas sprendimas nesukišti tiek darbo valandų, kiek mes sukišę į savo endurancinę mašiną, ne? Sakom, darom viską paprasčiau, nieko nenugrėžiojame, nuskutame nuo dugno smalas, liks kažkokie tai plėmai, nes kai nuskuti ten tokie plėmai palieka ir tiesiog mes tos plėmus paimame, pasidarome iš balionėlio tos pačios A2 spalvos dažų, užsipurškiame ir lekiame toliau. Gavosi taip, kad mašina šiandien grįžo iš dažytojo su planu Max. Tai yra kėbulas nukaulintas kiek įmanoma, ar ne? Nudažyta poliuretaliniais dažais, ar ne? Bet čia vat mūsų yra tas, neišeina, aš kiek planuojam visą laiką, jau trečias bildas, sakom, nedarysime, ten paliekam viską, tiesiog, padarome, kad galėtume lėkti. Esmė yra gazą, šaut gazo, ne? Šaut gazo tu gali ir su nedažytų salonu. Jeigu turi sėdynę, turi vairą, tu ten pedalai yra. Gazo pedalas yra, daugiau nieko nereikia. Ja, ir viskas yra gerai, bet neveikia, šitas neveikia. 325 stabdis nelabai reikalingas. Tenka gazo pedalo ten. Principas toksai, tai mes žaidėm su tais lankais. Su manteliu susimontuojame lankus. Pradžioje irgi reikia juos pasibandyti, kaip jie susirenka, mes juos ten dirbame visą dieną, renkame, dedame, pasiruošime tas vietas, kur jau dėsime, prie dugno virinimo vietos, viskas yra padaryta. Laidai, viskas salonas iš esmės toksai pusiau dar surinktas, ten niekas neišardyta, niekas nepadaryta. Kišam prakišti, kad laidų nesugadint. Ja, nes kuo mažiau darbo valandų, tas faktas darom viską, kad tik tai iš esmės mašina važiuotų. Išsiemame vėl lankus, sakom, dabar čia dar laidyną susitvarkom, tai laidyną irgi kolega Linas perbintavo ten kiek įmanoma iš laidus nereikalingus mes iškarpėme, išsimėtėme visą pravodkę, subintavome per naują visą, kad viskas estetiškai atrodytų ir sakome viskas. Dabar sekantis pirkinys yra balionėlis, lankus jau nusigruntavę, pasiruošę, pasidarę, turime kaip ir galima tiesiog irgi juos ten pasikabinus, ten kažkur tai garaže pasidažysime ir viskas bus gerai. Ir tada kitą dieną aš gaunu fotkę, kur nėra nieko salone, nei balkio, nieko, nors bet tušas salonas išrinktas, iki negaliu ir galvoju, ne, tas planas A nepavyko, bus planas B, planas Max. Taip, šiam momentui mes turime pilnai paruoštą mašiną, salonas šiuo atveju yra pilnai paruoštas, bet čia buvo Max, tas aktas Max. Išskutome dugną, išvalėme, nuvalėme visus klijus, nušveitėme stogą, nuo stogo ten irgi toksai klijai lieka, kai nulupi garso izoliaciją, išvalyta, išveista. Kitą kartą turbūt, nežinau, lengviau nupjaut stogą, neįvirinti kitą. Negalima, kapas ta vieta, kur... Bet lengviau, jo, kas skutė ir tikrai valia žino tą skausmą, ką reiškia nuvalyti E90 stogą nuo... Ir surinkti surenkamus lankus. Ja, ir surinkti surenkamus lankus. Tai principė, kas dabar yra padaryta? Viskas. Išdažyta, nudažyta, paruošta surinkimui ir galutiniam rezultatui. Per savaitėlę manau, kad turėsim, ar ne, jeigu viskas pasiseks ten tą vidaus jau salono. Jo, tai nuėjom toli, tas aktas pats darbas irgi, sakėme, tarkim, su dažymais patirties pas mus nėra labai daug. Servis bendrai daugiau aš su mechanė dalimi esu susijęs, mechaniniai darbai, nedažymo darbai, kėbuliniai darbai tikrai man svetimas reikalas yra. Irgi čia buvo diskutuota, daug kalbėta su dažytojais. Iki kokio lygio reikia ruošti saloną dažant? Tai sprendimas ką mes. Tada jau, kai jau nusprendėme, kad einame iki galo, persiskambiname bičiulius, susirenkame ten, tarkim, 3-4 nuomonės, ką reikia
reikia daryti? Sprendimas vienareikšmiškai yra poliuretaniniai dažai. Poliuretaninius dažus padarė pagal kėbulo spalvą, pagal A22, gan panašiai, nors aišku, jie tik tai perlo neturi, bet jie, pati spalva yra panaši. Tada sprendimas, ką daryti, šiaušt kėbulą ar ne. Visi, absoliučiai, ko klausi, bet kurio dažytojo, vienas sako šiaušk iki maksimaliai, vienas šiaušk su skočium, kitas šiaušk su kempinėlė, trečias ten su mašinka, ketvirtas vėl. Sprendimas irgi buvo pasirinktas toksai pusiau, kėbulą pašiaušėme su skočium pasišiaušiau ir naudojame dar sukibimą gerinančią medžiagą. Prieš dažant salonas buvo išpurkštas chemija, nors irgi čia dvi stovyklos, vieni sako, jinai neveikia, kiti sako, kad veikia. Mums jau trečia mašina, kuri dažomas salonas ir tik tai nešiauštas buvo, tai šiuo atveju ir šiauštas, ir supurkštas turėtų neatšakinėti. Kėbulas yra iškaulintas, visas nugrėžiota, kiekvienas zausiensas, viskas, kas galėtų ten įlipant, trukdyti vairuotojui maišytis, realiai tik tai turbūt masės taškai palikti, saloną, kad būtų patogu valyti, ko mes Endurance esame nepasidarę neiškaulinę iki galo. Ir pavyzdžiui, kai reikia atsigulus tarp tų lankų išvalyti, tiesiog dulkės iš salono išsivalyti, tu tiesiog to negali padaryti, nes kliūna už įvairiausių, tai tas klaidas, ką mes esame padarę šį kartą jau ištaisėme. Virinimo vietas apsiklijavome kėbulo siūlių hermetikų, apsitepėme irgi, kad tiesiog estetiką turėtume ir viskas. Ir dabar yra sekantis etapas, jeigu viskas sėkmingai, susidėti pačius saugos lankus. Turbūt ateičiai jau turbūt neišėjęs dar kažką geriau salonę padaryti, ar ne? Ta prasme jau visas tas fengšui kaip ir padarytas. Gal daugiau ne, bet tiesiog, kaip ir su kiekvienu bildu, tiesiog tobulėjai ir paprasčiausiai greičiau su mažiau skausmų, sutaupant valandų. Bet principė, turbūt maksimumas, kas liečia žiedinę mašiną, jeigu tai būtų drift karas, būtų visiškai atskiri reikalai, nes ten drifteriai pjausto iki paskutinio, tai to mes nedarome. Visos kėbulo tvirtinimo vietos, tarkim, tos pagrindinės, viskas yra palikta. Ką dabar dar paskutinį sprendimą nesugalvojame, ką daryti su panelė, flokuoti ar ne, nes tiesiog čia irgi dar yra mėtymasis, kaip ir estetika. Čia kaip ir su salonų dažymu buvo, čia lygiai tas pats bus turbūt sprendimas, žinai, kur finišė bus, kad jau... Neflokuosim, taupom, rytoj. Pirmą išvažiavimą, žinai, buojam, turim nuflokuotą panelę. Tai tu gavai čia irgi neblogai padirbėti šį kartą. Jo, čia teko ir su tos malom vidom visom čia padirbėti. Baubus man tas savo nugalėjo. Ne, šiaip galiu visiems pasakyti, žinai, nesutvertas šitiem darbam žmogus. Ne, nereikia, žinai. Vairuotis, mokinasi viskas gerai, bet jau kas liečia kėbulinius darbus. Kas buvo daryti ant pro lygis buvo atlikta, aš tai manau, kad ten nerasi. Nepasakysi, kur man daryta, kur ne mano, žinai. O iš tikrųjų galėčiau aš tai padaryti, bet aš tingiu. Tai leidžiu jam pasireikšti, o jisai nelabai moka. O tai dabargi sprendimas. Tai kadangi mes jau čia taupom viskam, reikia ekonomiškai. Taigi nesamdysi tralo, kad nuvežti mašiną į dažyklą 3 km. Nesamdysi iki tralo. Tai ką mes padarėm? Įsidėjom vairą, įsidėjom sėdynę, pasijungiam stabdžius, pasikabinam ant mikriuko ir tempėm per kaimą. Vairą be važiuojant su pirščiukais prisukau, nes pradėjom važiuoti, žiūrėjau, o vairas nepristos varžtas, mėtos su pirščiukais greitai sukau. Išlenginom BMW kiek įmanoma, vykstam į dažyklą, dažyti saloniuką. Šiaip šalta labai važiuoti, bet žinau, viskas kaip ir gerai, bet stabdžiai prasti, pečiuko nėra, stiklų aišku nėra. Bet nieko, važiuojam dažytis. Ratai ir nei tiesų žinom neprisukti. Nuvažiavom, grįžom į servisą atgal, sako, raktus prisukot. Ne. Kam? Viskas čia gerai. Jo, nereikia apie tai labai. Momentas. Šiaip nustemtai šalta buvo, parstemtai šiandien šilta, buvo jau smagu visai. O Vyti, klausyk, kodėl šiaip langus pjauti reikėjo? Klausimas. Ar čia buvo būtina? Tai, kol vieni gyvenime grybą pjauna, mes per tą laiką lankus išpjovėm. Tai, patogiau dirbti, patogiau irgi čia toksai, kaip ir vargt virinį, skuti ten grėži, tarkim, tos pačios šlifavom su bulgarkė saloną, iš esmės kam tos langus gadinti, tai duris išsėmėjai, paskambinam bičiuliui Ryčiui, jisai pas mus ten tų langų tikrai per savaitę turbūt atvažiuoja po kartą pakeisti, atlėkė, išrėžė tą priekinį, išrėžė galinį, viskas, turime kėbulą ir dažyti patogiau, dažytojui buvo lengviau įsimesti, nutraukėję, kad dulkės dažant lengviau išsitraukti iš kėbulo, tai čia viskas čia yra gerai, tais langais čia ne. Čia tą visą seną reikia panaikyti, tai nekia langą iš naujo lipinsi visą šitą. Čia jau atvažiuos suklijuoti rytės, susitvarkyčiau, nebe mūsų reikalai tai.
O man dabar dar klausimas su durim, su vidaus, ten abloškais dedasi, atgal originalius ar... Jo, tai mes mūsų šitam žiedinukėje, tai yra karbonas. Karbonas. Jo, Diverikso karbonas sudėtas, bet ten yra orgasmiškas reikalas, turime high-endinis ir tikrai. Trečdalis 325 kainos gaunas tos durys. Principė, durys jo, ten trečdalis kainos gautųsi, kas gavosi mums. Ne, šiuo atveju durų tos nuo abloškės, tarkim, apšipkės bus tiesiog plastikinės, aš ten reglamentas netgi yra, rašo gal 3 ar 4 mm plastikas turi būti, reikia pasiskaityti, bet šito dalyko pirkti. Tai iš principo bus kaip salonas, toks kaip ten karbonas, tik čia bus plastikas, tai karbono, ar ne, išpjautas. Klausau dėl karbono, bet, mokėti turbūt 150-200 už 4 lapus, lapelius, kad nėra tiesiog tikslo tai, gal yra, bet tikrai ne, tas ne šitam projektui, ne šitai mašitai. Ties kažkur sustabdys, žinai, kai kas. Dar turim žmoną buhalterę, kuri greitai mano visą išlaidas. Tavo fantazijas puslopina, žinai. Erotinės fantazijas numalšina labai greitai. Tai apie pinigus, kurie šiuo metu yra išleisti į salone, tai dažų pirkom 2 kg, kainavo 50 eurų, salono pasiruošėm patys, tai to laiko kol kas neskaičiuojam. Pats dažymas 300 eurų. Vairas sėdynė, lėkėm į autodiną, pas savo kolegas, draugus, pažįstamus į autodiną, tai vairas 220, sėdynė 640. Ko dar trūksta dabar extensionas vairo, nes tiek aš, tiek Vytis ar ne, mes truputėlį esam dideli žmonės, ilgi. Oversizai. Oversizai pagal ūgį, aš pagal plotį ne, bet pagal svorį. Aš vienas oversizas. Pagal svorį ne, bet pagal ūgį aš oversizas, tai reikia extensiono vairių, kad atsitraukti vairą, kainuos apie 20 eurų ir užsakyti yra beigeliai. Beigeliai užsakyti 4 iš viso, ar ne, tai čia bus 100 eurų, nes planas yra dėti čia sėdynę, vežiojant žmonės treniruočių metu. Mašina kaip būtų turėjęs 2 paskirtis, tai viena iš tų paskirčių yra treniravimasis, tuomet laikas nuo laiko reikia bičiulius draugus pavėžinti, kad tą malonumą irgi pajustų, kažkas galėtų pasidžiaugti. Dėsime dar į keleivio vietą dar atsidūrė irgi sėdynė, tai čia turbūt bet kokią pačią pigiausią, ką galėtume surasti, tą susirasime, ką galėsime susirasti, tiesiog, kad būtų prisisekti. Ir galbūt bus panaudota Tvaras Racing Academy. Galėtų būti. Planas yra toksai, bet čia dar tą planą irgi paliekam gal. Šitas mašiniukas, bet čia ateičiai turbūt dar, gal ne, nieko per daug. Pats išvalyta viskas iš kiek įmanoma, čia buvo kažkada tai irgi nugrėžioti įvairiausi laikikliukai, sausiensai įvairiausi, kurie tikrai valant anam kėbulį yra palikta ir tikrai kliūna servetėlė, nuo palangės irgi yra įvairių čia sausiensų būna, kurie tikrai reikia ranką užkišti įlenį tarp tų langų, bet negali išvalyti. Kampuose ten irgi įvairūs laikikliai, viskas nugrėžiota, nuiminėta, kad maks kuo estetiškiau, kuo švariau, kuo lygiau ir kuo tą švarą būtų įmanoma palaikyti. Tai čia dar, kadangi tik šiandien partempta, tai dar viskas apklijuota, niekas nenuimta, tiesiog prisisukome balkį. Prisukimų čia nepavadinsi balkį. Palatai, balkės ir tas nebuvo prisuktas, kai tie biaučiai nukrito vienu metu, bet tai čia kiek dabar surinkti tą mašiną saloną, kaip tu galvoji, kiek čia truksi, gal turėčiau pasakyti. Taip, realiai lankam įdėti reikės 3 žmonių, kad pačius lankus įgrūst, nes kad nesubraižyti salono, tai dar reikia visiems dabar tada reikia sulaukti savaitės pradžios, nusipirkti plevelės apsauginės, nes reikia saloną apsidengti visas vietas, kad laipiosim, kad nenusibraižyt. Šiaip ranką pridėjus savaitės galui mašina būtų kaip ir su salonu surinktų. Įsivaizduoju, kokios 4 geros dienos susidėti viską į savo vietas. Taip jau teoriškai būtų ir būti įmanoma kitą savaitę apkatkę padaryti, ar ne? Optimistiška, bet realu. Kaip ir pati, viskas padaryta. Mes šį kartą, matai, kaip gautųsi. Pravodkė jau žinojame labai tiksliai, ką reikia daryti. Tai ta pati pravodkė jau viskas yra padaryta, ją tik tai reikia paguldyti savo vietą, pečiuką įsmeigti, pajungti šildymą. Iš pečiuko dar kondiškės radiką reikia išimti, nes nebenaudojame kondiškė jau. Šildymas mašinai? Šildymas bus, šildymas veikia, tik tai kondiškė. Šiaip teoriškai yra, kas važiuoja ir su kondiškė palikta, mes nusprendėme, kad tiesiog besisukantis elementas. Mažiau būtų visokių tais niuansų. Rankinė irgi, kas svarbiausia su to rankiniu. Turėjom prieš tai anglą, ne? Perdarėm iš anglo. Sėdim su kolega, žinai. Blemba, sakom, kam gali reikėti gyvenime angliško rankinio? Kam gali reikėti? Paėmėm, išmetėm iš šiukšlių dėžę. Tikrai, sakom, nėra RRR parduotas nei vienas angliškas rankinis. Užsuka bičiulis čia vienas, sako, nepamirškit, sako, šitą mašiną įsidėti anglišką rankinį. Sako, gausis toliau nuo vairuotojo sėdynės, sako, diržus prisisekti lengviau jo, sako. Čia visą laiką labai kliūna, kai ranka būna. Vėl atgal sėdim, skambinam bičiuliam, kas galbūt ardo netyčia E90 anglą, reikia angliško rankinio. Čia jau visiškas paradoksas, bet, ką padarysi. Tai rankinį gavom, vamzdelius irgi gavome jau angliškus, kad išlystų rankinio trosai
į priešingą pusę, tai... Bet čia, žinai, gyvenimas, kai išmeti, tai po vienos reikia tų daiktų. Ja, bet realiai, sakau, turėti jau turime, tai pats dabar tik tai surinkimo procesą reikia kažkaip pridėti, nuspręsti, ką darom su panelė, flokuojam, neflokuojam. Ja, šiaip su pačia panelė įdėjimu irgi turbūt vienas iš tokių, kur daugiausiai darbo reikalaujantis, kad ją gražiai išpjaut. Šitą dar lankai prisives, ar ne? Jo, šitoj vietoj lankais, grinai reikės balkę apipjaustyti patį, kad lankai praeitų, tai čia taip, darbelio tikrai yra, kad jinai įsidėtų į savo vietą ir dar ją reikės įdėti po to gražiai. Tai stiklą klijuosim po to tik tai, kai bus įdėta. Turbūt viską parodysim, aš tai įsivaizduoju, bent jau pasistengsim, ar ne? Ja, turėtų būti kaip ir aktualu, nes, Įdomu gal. Įdomu. O kokia tvarka? Įsipinė laidai. Ta galą kiši rozetę. O kitai šiknė. Jo, pas tave. Vyti, ponas, papasakokite, ką jūs čia laužote? Yra toks įrankis, žinai, bulgarikė, tokio, kokį tu gyvenime nesirankose laikęs. Aš esu laikęs rankose. Savo baltose, darbo nemačiuose rankose. Tai turi darbo tada? Bet tu žūsi be reikalo, šiandien. Yra tėvas tave mušęs su laidu, kada nors. Pofika man tas pieštukas. Taigi neatsiminsi. Kaip lengvai išsiardo iš tikrųjų jie. Taip atrodo. Lopam lauk.